Sveiki, dabar trumpai papasakosiu apie laboratorinių tyrimų išrašymo taisyklės. Turbūt visi esate susidūrę su tyrimo lapeliais, šlapimo, bendro kraujo ar biocheminio. Tai vienintelis skirtumas, kurį mes turime savo skyriuje, tai yra labai puikus palengvinimas – lipdukai. Tokie maži balti lipdukai. Čia yra paciento informacija, vardas, pavardė, asmens kodas ir KK numeriukas. Šiuo metu užtušuoti dėl žinomų priežasčių. Pacientai turbūt nesidžiaugs, jeigu informacija apie jos bus platinama. Tai tiek. Taigi, ką turime nepamiršti? Užklijuojame lapuką, įrašome tik datą, užsidedame savo štampuką ir būtinai užrašome, kur tas pacientas slepiasi. Ar jisai guli lovoje, ar sėdi ratukuose, galbūt jis yra ambulatorinis pacientas. Tai šito būtų šaunu, kad nepamirštumėt. Toliau. Bendras kraujas, viskas tas pats, lapelis, štampas, data ir kur pacientas yra. Biocheminis lapelis lygiai ta pati tvarka. Tai dabar tik tai, ką turėtumėt nepamiršti iš antros pusės užpildymo. Jei tai yra laboratorinis lapelis, tai užrašome tiesiog BKT, nieko daugiau daryti nereikia. Bus padarytas bendras kraujo tyrimas. Ant biocheminio lapelio mes dažniausiai rašome kalį, natrį, uriją, kreatininą ir glikemiją. Dažniausiai šitas visas dalykas yra štampo pavidalu, mums tiesiog reikia uždėti štampą. Čia nėra to pavyzdžio, užrašėm ranka. Visus papildomus tyrimus prirašome. Tai CRB, tarkim, kepenų fermentai, amilazė, bilirubinai ir panašiai. Ką reikėtų dar nepamiršti, kad troponinas yra rašomas visuomet ant atskiro lapelio. Ir dabar toliau krešumai rašomi ant biocheminio lapelio, taip pat atskirai nuo bendro biocheminio tyrimo. Prie krešumų taip pat galime dar rašyti D dimerus. Toliau, jeigu imame kraujo pH, o tikėtina, kad jums tai reikės daryti, arba kitaip kraujo dujas, rašome ant laboratorinio tyrimo lapelio, antroje pusėje tiesiog užrašome kraujo pH, kraujo dujos, iš kur buvo paimta ir kelintą valandą, tikslus laikas ir minutės. Jeigu mums reikia lapelio kraujo grupės nustatymui, tai nieko labai daug rašyti mums nereikia. Mūsų darbas taip pat užklijuojam lapuką, data, štampas ir įrašome tik tai kraujo grupę. Rezuso rašyti nereikia, nes jis dažniausiai nesutampa, kodėl taip yra, aš negaliu atsakyti. Taip pat nepamirštame parašyti, kur pacientas yra. Tai tiek. Sėkmės.